Labadiena, Jelena. Ačiū už skirtą laiką. Šiandieną mes susitikom pabendrauti apie jūsų įmonės teikiamas paslaugas ir kuo jūsų įmonė Konto Mobile gali būti naudinga mūsų klientams. Tai pradžioje mes labai norėtum sužinoti apskritai, ką Konto Mobile daro, kuo gali jinai būti naudinga mūsų klientams ir kokias paslaugas jūsų įmonė teikia. Sveiki, malonu, kad pakvietėt pokalbį. Konto Mobile yra elektroninių pinigų įstaiga. Mes nuo 2016 metų turim licenciją, esam reguliuojami Lietuvos bankų ir kokias paslaugas mes teikiam klientams, tai sąskaitos atidarimo paslaugos, tai yra įmonės gali pas mus atidaryti sąskaitą, pilnai valdyti, darome tai nuotoliniu būdu, kas yra labai patogu klientams. Ir viena iš tokių mūsų pagrindinių paslaugų yra lėšų surinkimas klientams, kurie prekiauja, teikia paslaugas, atsiskaitimai vyksta internetu ir mes padedam tokiems klientams surinkti lėšas už apmokėjimą, už savo paslaugas ar prekes. Tai iš esmės esat partneris, kuris elektroniniam parduotuvėm padeda surinkinėti įmokas iš pirkėjų. Sekantis mano paties klausimas būtų, kaip pasirinkti tinkamai partnerį, su kuriuo darbuotis, vien tik tai todėl, kad šiai dienai Lietuvoje mokėjimo partnerių yra daug. Visi daugiau mažiau teikia tas pačias paslaugas, bet pas visus yra N+K niuansų, į kuriuos neįsigilinus irgi galutiniam variantui truputėlį gali ir skaudėti. Taip, tas yra tiesa, iš tikrųjų pasiūla paslaugos yra didelė, bet reikia žiūrėti sąlygas, jūs labai teisingai viską pastebėjote. Viena iš tokias svarbiausias galbūt sąlygas, į kurias reikia atkreipti dėmesį, tai perskaityti sutartį, tas yra visada svarbu ir žiūrėti, kas yra nurodyta sutarty. Pavyzdžiui, ar jūs galite laisvai bet kada nutraukti sutartį, jeigu jums nepatinka, kaip veikia jūsų partneris, ar yra baudos už nutraukimą, ar yra kažkoks tai įspėjimo laikotarpis, ar jis yra labai ilgas, ar jūsų tenkina tas laikotarpis. Tada reikia atkreipti dėmesį į tai, ar partneris priverčia jūs ten kažkokiu tai yra priverstinų sąlygų, kurių jūs turite laikytis, pavyzdžiui, atidaryti sąskaitą būtinai kažkokioj tai įstaigoje finansiniai ir būtent ten surinkinėti lėšas, ar galite laisvai pasirinkti įstaigą ir taip toliau. Tai čia yra viena iš tokių sąlygų, dėl kurių klientai ateina pas mus, nes mes leidžiam surinkinėti lėšas bet kokioje finansinėje institucijoje, kur klientas jau turi sąskaitą. Ir jeigu mes kalbam apie mokėjimo inicijavimo paslaugą, tai klientas gali surinkinėti jau turimoje sąskaitoje, kur buhalteriai jau priprato dirbti, žino, kaip veikia internet bankas, jiems ten yra patogu ir viskas jos tenkina. Tai mes nepriverčiam kliento atidaryti sąskaitas pas mus, galim surinkinėti lėšas tiesiogiai į tą jau atidarytą sąskaitą. Tada, kas yra dar labai svarbu, tai partnerio patikimumas, nes paslauga yra labai techninė ir reikia suprasti, ar tas partneris galės atlikti kažkokį palaikymą, esant poreikiai, jums padėti ir taip toliau, ar skirs jums asmeninį vadybininką. Nes dideli bankai, kai kurie irgi teikia šitą paslaugą, bet ten jūs negausit mažą įmonę, negausit tikrai asmeninio vadybininko ir ta pagalba bus galbūt lėtesnė. Tai reikia atkreipti dėmesį būtinai. Tas iš tikrųjų pasimato net, kai jūs pirmą kartą kreipėtės į įstaigą, jūs galite vertinti atsakymo greitį, kaip su jumis bendrauja, ypač jeigu jūs turite papildomų klausimų, kaip jie atsakomi yra, kaip juos reaguojama. Ir jau tas pasimato, jūs galite, aišku, matyti, kaip tas viskas vyks vėliau. Tada, kas dar yra svarbu, tai aišku, kainodara, kokios kainos siūlomos ir atkreipti reikia dėmesį, kad
kai kurios įstaigos siūlo, kai kurie partneriai siūlo labai tokią komplikuotą kainodarą ir sunku suprasti, kiek jūs mokėsite už tą paslaugą, nes kaina susideda iš daug sudedamųjų dalių ir galų gale jūs gaunate sąskaitą ir labai nustebina jinai jūsų, kadangi kaina visiškai netokia, kokios jūs tikėjotės, nes kainyne yra nurodyta vienas dalykas, o po to pasirodo, kad ten prisiskaičiuoja dar kažkas ir kažkas ir kažkas. Tada pinigų užskaitimo greitis yra labai svarbus, tai per kiek laiko jūs gausite pinigus, kada jie atsidurs jūsų sąskaitoje, jūs galėsite juos valdyti, tai irgi reikia atkreipti dėmesį. Ir galbūt dar kas yra svarbu, tai kokios kitos papildomos naudos ar siūlomos palyginus su kitais rinkos dalyviais, kitais konkurentais, kurie siūlo panašią tą pačią paslaugą. Tai vat pagrindiniai galbūt momentai yra tokie. Aš tam tikrus momentus iš mūsų pačių patirties irgi žinau, kad kreipintis į komercinius bankus, ten pavadinimais nekalbėsim, bet jeigu įsinti užklausimą kažkokį, tai 2-3 dienos būna standartinis atsakymo laikas. Jeigu tai bus kažkokia tai problema, nevyks mokėjimai, 2-3 dienos yra pakankamai brangu yra ir jų valandos neveikimas. Kas liečia kainodarą, tai aš asmeniškai, kiek su jumis esu bendravęs ir susidūręs, tai pas jūs tikrai yra aiškiai lyginant su kitų įstaigų kainodaromis, nes labai dažnai, kaip jūs ir paminėjot, būna parašyta fiksuotas mokestis plus procentas nuo kažko, plus ten kažkoks minimalus mokestis, kur galutinį variantą, kiek tau tai kainuos, labai yra sunku suprasti, kiek tau ta paslauga galutiniam variantas kainuos. Tai iš patirties su jumis dirbant, tai mes žinom jūsų kainodarą, kaip jinai sudaryta, tai ją bent paprastą žmogui yra suprasti. Irgi mes prieš tai, kaip su jumis buvom pabendravę, tai yra tam tikros paslaugos pas jūs, apie kurias aš net pats nežinojau. Tai buvo truputėlį naujiena. Tai vat ir norėčiau pasiteirauti, kodėl apskritai yra verta naudotis konto mobile sąskaitą, nes ten irgi yra ne tik konto QuickPay įmokų surinkimo paslauga, tačiau žinau, kad dar turite ir papildomas paslaugas, apie kurias sužinau visai neseniai. Taip, iš tikrųjų mes kaip ir bankai, bet mes nesam bankai, mes esam elektroninių pinigų įstaiga, bet mes galime atidaryti einamąją sąskaitą, kurios pilnai galite valdyti ir jinai yra pigesnė negu bankuose, bet jinai gali jums užtikrinti jūsų kasdienę veiklą, pakankamai palyginus konkurencingą kainodarą, greitai, patogiai per šiuolaikinius interfeisus jūs turėsit mobilią aplikaciją, turėsit savitarnos portalą internetinę erdvėje, webe ir tikrai gali tą sąskaitą atidaryti, naudotis. Mūsų privalumai yra tokie, kad tikrai mes pilnai galim atidaryti ir užregistruoti ir fizinį asmenį, ir juridinį asmenį klientą nuotoliniu būdu. Mūsų internetinės savitarnos portalas yra pritaikytas tokiems klientams kaip elektroninės parduotuvės, yra papildomai atvaizduojami ten mokėjimai atliekami per mokėjimo inicijavimo paslaugą, yra galimybė daryti grąžinimą labai patogiai klientui, kas dažnai aktualu yra didelėms parduotuvėms, nes jiems reikia, pasitaiko, kad reikia daryti grąžinimus ir tas turi būti greitai ir patogiai, tai kaip surasti tą konkretų mokėjimą, greitai padaryti grąžinimą. Tai mes atsižvelgiame į mūsų klientų pageidavimus ir pavystome ir sistemą nuolat tobuliname ją, matome, ko reikia parduotuvėms, tokiems ir kitiems paslaugų teikėjams. Tai savitarnos portalas taip pat pritaikytas ir juridinių asmenų poreikiui, pavyzdžiui, yra galimybę inicijuoti mokėjimus automatiniu būdu, galima susintegruoti su buhalterinėmis sistemomis. Pavyzdžiui, mes turim tokį partnerį kaip Revilė ir kas naudojasi tą buhalterinę
apskaitos sistemą, tai irgi yra tam tikrų papildomų privalumų. Galima siūsti apmokėjimo nuorodas ne tik pačioje parduotuvėje rodyti, bet ir siūsti kitais būdais klientams. Tai aktualu toms parduotuvėms, kurios neturi kažkokios tai prekybos erdvės ir neturi elektroninės parduotuvės, bet teikia paslaugas kažkaip tai per kitas vietas. Tai tas irgi yra viskas padaryta. Iš tikrųjų daug papildomų tokių funkcionalumų skirtų būtent tokiems klientams kaip elektroninės parduotuvės. Ir kaip aš jau ir minėjau, atsižvelgiame į tokius pageidavimus, kurios girdim ne iš vieno kliento, ir visą laiką stengiamės pridėti vieną kitą funkciją, kuri būtų patogi, kurie yra aktuali tokiems klientams kaip elektroninės parduotuvės. Supratau. Dabar jeigu judam toliau, truputėlį konkrečiau pakalbėti apie Konto QuickPay, būtent paslaugą, būtent įmokų surinkimą elektroninėms parduotuvėms. Vienas iš dažnų klientų irgi būna mums patiems klausimų, kai jie renkasi mokėjimo partneriai, tai yra kokiose šalyse aš galėsiu priimti įmokas, kaip greitai įmokas gausiu. Tiesiog yra problema, kad tam tikri partneriai mokėjimo siūlo Lietuvoje, Pabaltiją, bet kitų šalių neapima, kaip kurie siūlo Lietuvą ir Lenkiją. Tai va irgi kaip, kad būtų aišku žinoti, kokiose šalyse jūs veikiate ir kokias valiutas palaikote, būtent ant Konto QuickPay paslaugos. Taip. Tai mes palaikom tikrai nemažai šalių ir reikia kalbėtis jau konkrečiai, ką reikia padengti, bet šalių geografija yra labai plati. Mes siūlome ir mokėjimo inicijavimo paslaugą kitose šalyse ir siūlome mokėjimas kortele. Tai yra parduotuvės klientai gali apmokėti prekes paslaugos kortelėmis. Tai labai priklauso nuo pačios parduotuvės, nuo ypatumų, nuo prekių. Tai mes visada patariam, pakalbam su klientu, kokį būdą rinktis, kas yra svarbu ir į ką reikia atkreipti dėmesį ir padedam klientui apsispręsti. Daug klientų, pavyzdžiui, startuoja su mokėjimo inicijavimo paslauga, nes jinai yra pigesnė, tikrai žymiai pigesnė negu karteliniai atsiskaitimai. Ir po to, jeigu mato poreikį, tai pajungia ir atsiskaitimus kortelėmis. O čia beje dar viena papildoma sąlyga, kurią reikia atkreipti dėmesį, nes kai kurie partneriai siūlo tik tai tas dvi paslaugas kartu ir negalima atskirti, tai pas mus yra laisvai, jūs galite rinktis ir mes ir netgi ir patariam pradėti nuo mokėjimo inicijavimo paslaugos, ypač jeigu tai yra nauja parduotuvė, tai įsidegėt greitai, pradedat surinkinėti, jau pradedat veikti su kortelėmis ir tos patikros gali šiek tiek ilgiau užtrukti, nes yra reikalavimai iš mokėjimų sistemų. Ir kaina yra brangesnė, tai jeigu nauja parduotuvė, startuokit su mokėjimo inicijavimo paslauga, jeigu viskas gerai einasi, tai tada jau galvokite apie kitus būdus, kurie yra brangesni jums ir tiesiog galėsit visą laiką tą padaryti vėliau, kai jau pajausit, kad viskas ok ir reikia. Tai pagrindiniai dalykai tai mokėjimo inicijavimo paslauga Europos šalyse ir kortelė. Tai čia irgi yra svarbus niuansas, nes tikrai žinau partnerių, mokėjimo būtent partnerių, kurie anksčiau teikia būtent mokėjimo inicijavimo paslaugą ir teikia kortelinius atsiskaitimus. Tačiau nuo praeitų metų, jeigu aš gerai prisimenu pabaigos, tiesiog kortelinius mokėjimus atsisakė. Ir tada klientai, kurie naudojasi to partnerio mokėjimais, čia jau yra bėda, nes dalis pirkėjų buvo įpratę mokėti kortelėmis, kas yra iš tiesų patogu, gal Lietuvoje dar nėra taip populiaru, bet tai irgi populiarėja šiai dienai, bet kai jam dingo korteliniai atsiskaitimai, jie atsimušė į tą vietą, kad reikia ieškoti naujo mokėjimo partnerio naujo, tai labai yra gerai, kad būtent jūs turite tą kompleksinį sprendimą, būtent MIPAS plus kortelės. Su klientais mes dažnai patys, kai bendravom, irgi kyla tam tikrų klausimų, kai mes bandom paaiškinti, kad žiūrėkit, jūs čia gali turėti 2 mokėjimo partnerius ir kontroliuotis, kokius būdus, iš kokio įmat, bet ne visiems šita vieta yra aiški. Tai aš ir norėčiau, kad jūs pati, būdama Konto Mobile atstovė, galėtumėt
užtikrinti tą mano teiginį, kad bet kuriai parduotuvei, jeigu jau jinai turi mokėjimo partnerį, per kurį surinkinėja įmokas, kodėl yra verta turėti papildomą mokėjimo partnerį, būtent kaip antrų pasirinkimų. Jeigu jisai nieko nenori keisti, jis ten kažkokį mokėjimo partnerį naudoja, jam viskas yra gerai, bet kam reikėtų turėti ir antrą. Jeigu nori keisti, viskas tvarkoja, bet būtent labiau pasikalbėkime apie tą antrą variantą, kad kažką turi, kažką naudoja, bet jūsų galbūt nori pasimti tik tai kortelinius atsiskaitimus, nes tai yra pigiau. Natūralu, kad su korteliniais atsiskaitimais jie gauna ir mokėjimo inicijavimo paslaugą, kurią elektroninėje parduotuvėje galim tiesiog išjungti ir palikti korteles. Tai įdomu iš jūsų lūpų išgirsti, kodėl gerai turėti antrą mokėjimo partnerį, jeigu aš nieko nenoriu keisti. Čia yra požiūrio į verslą, į verslo saugumo klausimą. Labai aišku priklauso nuo pačios parduotuvės, kiek jinai šiuo metu turi klientų, kiek jinai didelė ir panašiai. Bet tikrai mūsų tokie didžiausi klientai dažnai turi kelis mokėjimo partnerius ir vieną pagrindinį, o kitą, pavadinkime, atsarginį, į kurį gali greitai persijungti esant poreikiui. Kaip pavyzdys, tai yra natūrali visiškai situacija, kuri yra valdoma ir apie kurią yra įspėjimas klientas, kad mes darysim kažkokius tai sistemos atnaujinimus, kas vyksta kartais nuo karto, periodiškai, tikrai ne kiekvieną dieną, bet visgi tai vyksta, tai yra natūralus procesas ir tada klientas sako, ačiū, kad įspėjote mūsų, mes tam laikotarpiui persijungiam į kitą partnerį, kuris tuo metu nieko ten nedegė, ne? Tai visgi tai yra techninis sudėtingas pakankamai sprendimas ir visko gali nutikti. Mūsų availability yra labai aukštas, bet tikrai rizikas valdant galima turėti tą antrą partnerį, kurį jūs persijungiat esant kažkokiams tai nenumatytams situacijams, jeigu matot, kad neveikia jūsų partneris ir tam momentu jūs galite greitai persijungti ir surinkinėti įmokas per kitą partnerį. Tai didelis parduotuvės turi tokius sprendimus. Kitas dalykas, pavyzdžiui, gali būti, kad jūs skirtingus mokėjimo būdus turit pas skirtingus partnerius. Tai gali būti toks sprendimas dėl įvairiausių priežasčių, dėl kainodaros, dėl realizacijos patogumo, dėl kažkokių tai kitų priežasčių, bet tikrai tai nėra kažkokia tai išskirtinė situacija, kai jūs, mokėjimo inicijavimo paslaugą perkat pas vieną partnerį, kortelės pas kitą, PayPal ar Shopify pas trečią, ketvirtą ir taip toliau. Tai yra normalus verslo valdymas ir aš nematau čia kainą pačios sutarties, mėnesinis mokestis arba minimalus mokestis, jūs aišku tai turite atsižvelgti. Tai jeigu jūs už sutartyje neturit to minimalaus mokesčio arba jis yra kažkoks tai, kavos padelio dydžio, tai tikrai už tą saugumą, už kliento pasitenkinimo arba experience, tą patirties pagerinimą, jūs tikrai galite mokėti tą kainą, kelis eurus per mėnesį ir turėti tokią papildomą apsaugą nenumatytams situacijoms ir valdyti. Tiesiog čia yra rizikų valdymas vadinasi. Tai. Supratau. Irgi dar judant toliau apie tą pačią mokėjimo inicijavimo paslaugą, mano aplinkoje, paties mano aplinkoje yra žmonių, kurie pamatę mokėjimo inicijavimo paslaugą tiesiog nenori apsipirkinėti. Aš didelio skirtumo nematau pats asmeniškai, bet tiesiog pas juos yra toks įsitikinimas ir tokių žmonių žinau ne vieną ir ne du. Tai iš to natūraliai kyla klausimas, ar apskritai mokėjimo inicijavimo paslauga, kitai vadinama MIPU, ar jinai yra saugi priimti įmokas? Taip, jinai yra saugi. Jeigu trumpai, jeigu šiek tiek eiti detalės, tai šita paslauga yra reglamentuojama, Europos reglamentai veikia ir atitinkamai Lietuvos bankas irgi nurodo, kaip vykdyti tą paslaugą. Ir yra taisyklės, kaip tas turi veikti. Ir tai yra
mano įsitikinimu vienas saugiausių atsiskaitimo būdų. Taip, jūs duodate sutikimą, bet partneris, kuris vykdo mokėjimo inicijavimo paslaugą, privalo pagal įstatymus atskleisti informaciją, kad jūs žinotumėte, kas vykdo paslaugą, kas suteikia tą paslaugą ir jūs galite tada susipažinti su taisyklėmis, visą laiką matyti, kokie duomenys yra renkami, saugomi, bet principas yra nerinkti ir nesaugoti duomenų, kurie nereikalingi jums darbui atlikti. Tai jokie jautrus duomenys nėra renkami ir nėra saugomi. Tai šitoj vietoj paslauga yra saugi, duodant sutikimą, jūs tiesiog patvirtinate, kad jūs matėte ir suprantate, kas atlieka paslaugą ir kokiamis sąlygomis. Tai mintis man kaip ir suprantama, nes su banklinkiniu mokėjimu jis yra pakankamai brangus, ten irgi yra kiti niuansai, bet kai atsirado mokėjimo inicijavimo paslauga, tikrai iš klientų labai daug kas perbėgo, būtent kas naudoja banklinką perbėgo tikrai mokėjimo inicijavimo paslaugą, nes jinai pati iš savęs yra pigesnė, įmokų surinkimas irgi paprastas, nes tu pinigus gauni tiesiai į savo banko sąskaitą. Tai analogiškas klausimas, kuris išplaukia iš viso to, kaip greitai po atlikto pinigų pervedimo pardavėjas gauna pinigus, nes irgi žinau, kad ten yra specifinių niuansų, jeigu kaip pavyzdys yra penktadienis, yra bankas, kuris neprisijungęs prie SEPA, pavedimai ten įkrenta, jeigu aš gerai žinau, pirmadienį, tai va šitie tokie niuansai yra, kur jūs tikrai geriau suprantat. Taip, pareflektuosiu biškį dar banklinko. Čia iš viso yra tokia senovinė, aš pavadinčiau paslauga, jinai tikrai reikalauja daug pastangų įdiegti, nes reikia pasirašyti sutartį su kiekvienu. Ir techninių dalykų yra daug. Taip, ir čia tikrai jinai yra brangi ir yra krūva niuansų, tai mes juos net nesvarstom, šitą mūsų pokalbį, nes mes šiuolaikiniai žmonės, kurie einam kartu su naujom technologijom ir galimybėm. Dėl pinigų įskaitimo greičio. Tai jeigu mes kalbame apie mokėjimo inicijavimo paslaugą, tai dabar aš pasakysiu trumpai taip, kad daugelis bankų siūlo tą momentinius tus mokėjimus ir kai klientas atsiskaito už prekę, jūs gaunate pinigus į savo sąskaitą ir galit pilnai disponuoti tomis lėšomis 20 sekundžių bėgyje. Bet vėlgi žiūrėkit į partnerį, į sutartį ir žiūrėkit, kaip viskas tas veikia realybėje. Ar nėra kažkokių tai tarpinių sąskaitų, per kuriuos eina pinigai ir panašiai. Jeigu kalbėti apie Konto QuickPay paslaugą, kuri teikia Konto Mobile, tai mes užskaitom pinigus tiesiogiai iš pirkėjo sąskaitos į pardavėjo sąskaitą, jokių tarpinių sąskaitų nedalyvauja. Ir jeigu abudu bankai palaiko momentinius mokėjimus, tai 20 sekundžių ir jūs turit pinigus sąskaitoje. Jeigu bankas nepalaiko, viena iš šalių nepalaiko momentinių mokėjimų, tai tada jūs gausit paprastą SEPA pavedimą, kas reiškia kelios valandos darbo dienomis, arba pirmadienį jūs gausit visus mokėjimus už savaitgalį. Tai reiškia, tie bankai, kurie nepalaiko momentinių mokėjimų, tai jų pinigai tiesiog vėluoja ne dėl to, kad jūsų paslauga kažką ne taip padaro, bet dėl to, kad čia yra paties banko niuansas. Taip. Irgi, kas liečia sutarčių sudarimą, per tiek metų, kiek mes dirbame, irgi prisiklausę iš klientų įvairių variantų, tai sutartys būna ir savaitę, ir 2, aišku, čia yra jau specifiniai atvejai, būna, kad ir greitai jas sudaromas, tai man įdomu sužinoti, būtent renkantis jūsų paslaugas, kiek laiko trunka sutarties sudarimas ir kaip greitai galima gauti apyraktus, kuriuos panaudosime elektroniniai parduotuviai, kad įsidiegti šitą mokėjimo būdą. Taip, tai po dokumentų pateikimą iš kliento pusės per dieną mes atidarome
sąskaitą ir tai yra neatidarome, užregistruojame sutartis, darome sutartį ir galim pasirašyti jau po pasirašymo, viskas jūs jau galite gauti raktus ir įsidėkti tą pačią dieną, jokių užlaikymų šitoj pusėje nėra. Tas po dokumentų pateikimo tai irgi yra labai paprastas dalykas, dažniausiai tai yra labai standartiniai dokumentai, kurias turi kiekviena įmonė, jeigu tai yra individualus verslininkas arba pagal patentą veikiantis žmogus, tai tik tai pažyma. Jeigu tai yra UABas, tai jeigu tai yra įmonė, tai išrašas iš registrų centro užpildyti anketą. Tokie labai paprasti dokumentai. Tai reiškia, jeigu nori sąskaitos, tai grubiai tariant ryte pradėjęs, per pietus paslaugomis gali naudotis. Tikrai taip. Kai klientas gauna apie raktus, tai tiem, ką tai lieka padaryti, tai tiesiog elektroniniai parduotuviai juos pridėti. Tai iš mūsų pačių pusės, iš elektroninių parduotuvių nuomos, tai mes turim jūsų modulį pasidarę, turim jam ir dokumentaciją, kaip klientas tai gali padaryti. Tai iš esmės mūsų klientui, ko reikia iš jūsų po sutarties susidarymą, tai tiesiog reikia apie raktų, kur klientas pats savarankiškai gali įsivesti, o jeigu jam kažkokios pagalbos reikia ir kažko, tai irgi taip pat turim klientų aptarnavimą, į kurį jis gali kreiptis ir įsidiegti. Pats diegimas toj elektroninėje parduotuvėje, iš esmės, jeigu tai yra visiškai naujas klientas, tai aš išklausęs jūsų irgi suprantu, kad mes per pusdienį pilnumoje šitą klausimą galim susitvarkyti. Ką daryti klientams tiems, kurie, nežinau, turim ir tokių, kur individualūs visokie programavimo darbai būna daromi, turi custom sprendimus ir jiems irgi reikia įsidiegti. Tai šitoj vietoje kažkokių niuansų iš jūsų pusės būna ar tiesiog? Taip, mes turim iš tikrųjų tos vadinamus įskiepius, tai tuomet klientas tiesiog gauna įskiepį ir gauna instrukciją, kaip įsidiegti pažingsniui, tikrai užtrunka kelias minutės. Jeigu kalbėti apie individualius atvejus, tai mes turime dokumentaciją, pagal kurią klientas gali savo pusėje pasidaryti integraciją ir naudotis irgi mūsų paslaugomis, abu variantus turim. Tai paprastai tas integracijos vadovas jis yra labai paprastas tiems žmonėm, kurie užsiima to, tikrai yra suprantamas. Tai nuo ten kelių valandų iki jau ten mažiau patyrusiam kelių dienų, jeigu esant kažkokiam poreikiu, mes, jeigu yra kažkokių klausimų, tai mes tikrai galim padėti, atsakyti klausimus, suteikti konsultaciją, visai būna, bet jeigu turi partnerį, tai irgi manau, kad ten gali gauti konsultacijas, bet tikrai nieko ten nėra sudėtingo. Taip, lygiai taip pat, kaip ir mes padarėme jūsų integraciją naudodami dokumentaciją, tai taip lygiai ir bet kokiai kitai kažkokiai sistemai, informaciniai sistemai tai galima padaryti. Tai esminius klausimus, man atrodo, mes kaip ir apsitarėm, kas apskritai, ką darot, kuo galit būti naudingi mūsų klientams. Tai ačiū už jūsų skirtą laiką, tiek jūsų kontaktus, tiek sutarčių sudarimo kontaktus ir tiek dokumentaciją, kaip padaryti mokėjimą aktyvų mūsų parduotuviai, tai viską tada pateiksime šio video pabaigoje. Super, ačiū.